norisi Viktorijai susitikti su savo draugu. Taip, jinai labai nori. Ir tada mes kviečiam į savo diagnostikos kambarį Viktorijos draugą vardu Aris. Formuojasi fantomas. Nusiema kaukės ir hologramos būtybė pasireiškia pirmą pradžių pavidalu atitinkančių savo eterinį kodą DNR. Vyriška energetika. Sveikinamės. Tavo angelą. Sveikinuosi su jumis. Sveikinamės su jumis. Malonu apsilankyti jūsų diagnostikos kambaryje ir matyti savo draugę Viktoriją. Mums taip pat malonu Viktorijai padėti. Ir jūs malonu matyti su nuostabiais sparnais. Mes dar tik tai mokinamės su jais elgtis. Suprantu. Mes norėtumėm užduoti keletą klausimų ir padėti Viktorijai atsakyti į jos užduotus klausimus mums. Tikriausiai jūs matote situaciją, gal galėtumėt pakomentuoti, kodėl Viktorija yra tokios būsenos, kokios jinai yra šiuo momentu. Kas ją neramina? Tas debesis pilkos energijos, kurį tu išstūmei. Tai yra tavo nepatenkinti poreikiai ir lūkesčiai. Atmink tai, kas tavo viduje neabejotinai pasireiškia tavo išorėje. Tai yra tavo realybėje. Balansas ir harmonija yra tik tavo pačios rankose. Sielos, tavo realybė, kuris supa tave, tai yra lyg veidrodis, savo paviršiuje atspindintis dalykus, savybės, tų, kurių tu nenori pripažinti arba tiesiog nematai. Jei išreikši ketinimą pažinti save giliau, tu turėsi galimybę dvasiškai tobulėti ir pamatyti tai, ko nematai. Jei aplinkiniai tavęs nepriima, užduok klausimą savo, o tu save priimi tokią, kokia esi. Tik tu atsakinga už tai, kas vyksta su tavimi. Vaidink šitą rolę ir kurk savo realybę. Tos sielos, kurios yra šalia, tai yra veidrodžiai mūsų pačių. Tikiuosi supranti, ką aš tau noriu pasakyti. Mes tai supratome, tikiuosi ir kai perduosim šią informaciją Viktorijai, Viktorija taip pat supras. Dar kartą primenu, harmonija ir balansas tik tavo pačios rankose. Paanalizuok, panirk į save ir tu atrasi vidinį balansą. Tavo sugeneruota energija tai pasekmė tavo vidinės būsenos. Tai tavo savęs pažinimo kelias, savęs
ir tavo partnerio, su kuriuo tu dirbi šioje misijoje. Mhm. Nu, supratome. Gal norėtume dar ką nors pridėti nuo savęs, palinkėti jai? Aš manau, kad jau pakankamai paaiškinau situaciją. Mhm. Viskas yra tavo patirtis ir tavo evoliucija. Supratome. Mes taip pat džiaugiamės jos evoliucija ir tikimės, kad jinai įvertins šitą gautą informaciją ir judės toliau. Ir nereikia kaltinti savęs dėl balanso ir harmonijos praradimo. Kartais tai yra būtina tam, kad atrastum save naują. Tai tiek šiam kartui. Dėkojame Jums, Ari. Ir mes norėtumėm įteikti Jums mažą dovanėlę. Ačiū Jums už šitą vizitą, kad turėjau galimybę aplankyti savo draugę. Mums nesunku jai padėti. Mes, kaip sakoma, žemėje vieno kraujo. Dirbame tą patį darbą. Jūs susieti. Taip. Mes susieti. Todėl norėtumėm Jums įteikti mažą dovanėlę už šitą pagalbą nedidelę ir Vilmos rankose vizualizuojasi krepšys su pačiu skaniausiu uogų mūsų žemėje. 1, 2, 3. Dėkoju. Labai maloni dovana. Nuostabi vizualizacija. Aš prisimenu. Man tai primena mano įsikūnijimą Žemėje. Nuostabi planeta. Kai kuriomis savo savybėmis. Ja, kas nori, tas randa nuostabius dalykus šitoje žemėje, kas nori, randa vien tik tamsą. Čia visko galima rasti. Viskas yra reikalinga. Be abejo. Dėkoju Jums. Dėkojam Jums, Ari. Ir gero kelio. Iki pasimatymo. Iki. Nu kaip, Viktorija? Jinai susigraudino. Viskas gerai. Jinai sako, aš suprantu, ką jisai norėjo man pasakyti. Ir jinai tikisi, kad Viktorija fizinėme lygmenyje supras. Reikia pasodinti ant suoliuko protą trumpam. Ir viską supras. Ir pajausti, išgirsti savo sielą. Tiesiog pasikapstyti savyje. Nes viskas, kas vyksta su mumis, yra mūsų vidaus veidrodis. Nu ką, Viktorija, pasirengusi grįžti atgal? Taip, jinai dėkoja man. Į sveikatą. Gerai, ir energijos įsisavinimui grąžiname Viktorijos subtilę kopiją į sistemą bioroboto sielą. Įvedam, pajungiam ją prie kiekvieno vidinio organo, kiekvienos ląstelės, galvos smegenų vingių. Vyksta pilna 100% energijų ir vibracijų sinchronizacija, harmonizacija tarp fizinio kūno ir energetinių subtiliųjų kūnų. Atlikta. Ir atsijunk nuo objekto ir persikelk į diagnostikos kambarį 1, 2, 3.